Sveikos brangiosios ir brangieji. Šiandien padarysim tokią temą. Jo norai ir jo realūs veiksmai. Pažiūrėsime, kaip žmogus, kurį šiandien pakvietėte į seansą, kaip jisai įsivaizduoja, gal ateitį su jumis, galbūt aplamai kažkokius bendrus planus, gal aplamai kažkokius norus, gal yra tokie, žinot, norai, kurie netitinka realybės netgi, ar ne? Tai vat pažiūrėsim tiesiog tokias jo fantazijas, jo norus, ko jisai nori ir kokie bus realūs veiksmai, kad jūs tai pajustumėt. Galbūt jie visiškai nedera tarpusavyje, o galbūt kartu tandeme. Jo norai bus pagrįsti veiksmais. Taip pat pažiūrėsim ir norus, ir realius veiksmus. Šiandieną pas mus bus 3 variantai. 1, 2, 3. Jūsų signifikacijos šiandien nedėsiu, bet išdėsiu su kita kalade kelias kortas vyruko signifikaciją, kad jūs jį atpažintumėt, tas ar ne tas, kad žinotumėt tą atitinkamą variantą pasirinkot, kad netemptumėt, kaip visada sakau, informacijos bereikalingai ant savęs, nes primenu, tai yra bendri kortų skaitimai ir negali būti, kad jie atitiks visada 100%, reikia, kaip visada sakau, adekvačiai vertinti situaciją ir tai nėra asmeninis kortų skaitimas. Todėl reikia labai blaivių protų. Taip sakant, čia turėtų būti toks kaip galbūt patarimas, galbūt kaip kažkokia, žinot, kaip sakau, užslėpta mintis, galbūt pagalba, bet tai kortom negalima vis tiek bet kuriuo atveju pasikliauti 100%. Tai yra energijų skaitimas. Tai nėra, kaip, žinot, nulemta lemtis ir taškas. Tai va. Žinot, visada sakau, taro tai yra didžiausia tikimybė. Mums kortos parodo labiausiai tikėtiną įvykių scenarijų, nieko nekeičiant. Vat jeigu elgiatės taip, kaip elgiatės, jeigu pasirinktas žmogus elgiasi taip, kaip visada elgiasi, taip pat reaguoja, taip pat nieko nekeičia, ten ir, vat, kaip sakau, plaukia pasroviui, tai vat mums kortos parodo didžiausią įvykių tą tikėtiną scenarijų. Jeigu mes nors truputį kažką pakeičiam, vat, kaip pavyzdys, jeigu matome kortose skyrybas ir nors vienas iš partnerių ima kažką daryti, kad to išvengti, galbūt ne taip aštriai reaguoti, galbūt kažkur, kaip sakau, užglaistyti kampus ir panašiai, jau ta tikimybių atšaka jinai jau pasikeičia truputėlį. Jeigu jau abu partneriai imasi veiksmų, dar labiau pasikeičia. Todėl taro tai nėra nulemta lemtis ir, kaip sakau, likimas yra mūsų rankose. Tai yra tik tai pagalbininkas pamatyti galimą įvykių scenarijų. Tai va, užsikalbėjau, bet noriu visada, žinot, priminti, kad reikia tai adekvačiai vertinti. Ką dar norėjau pridurti, kad artėja vasara, kelios dienos liko iki birželio mėnesio, iki vasaros, todėl nuo birželio mėnesio jau aišku galite registruotis ir dabar, kurios laukia, kurios norėjo, nes žinau, kad tų merginų daug buvo norinčių, man rašė, todėl registruokitės jau, kurios norite. Aplamai, vat, nuo birželio mėnesio, ta prasme, visą birželio mėnesį ir vėl sielos formuliai nuolaida, vietoj įprastų 70 eurų bus 50% nuolaida, tai bus 35 eurai visą birželio mėnesį. Norėjau daryti tą nuolaidą galbūt vasaros viduryje, bet planuoju atostogas, reikės ir pailsėti nuo darbų, nuo to tempo, todėl taip apskaičiavau visą laiką, kad taip bus kur kas geriau. Todėl nuolaidą paskelbiau būtent birželio mėnesiui. Taigi visos brangiosios, kurios laukiat, kurios norėjot, pirmin registruokitės. Aš tada trumpai dar pasakau apie
kas jau mano kanale ilgiau, žino, kas ta sielos formulė, kad tai yra astrologija, tai nėra taro kortų skaitimas. Pridursiu trumpai. Sielos formulė tai yra instrumentas pamatyti jūsų stiprias, silpnas pusės, kur jūsų pinigai, kur jūsų uždarbis, kur galite save realizuoti, per kokias profesijas, per kokias veiklas, kur galite papildomai gal užsidirbti, kur jūsų tamsios pusės, Lilit, jūsų juodas mėnulis, kur kokie ten pasąmonės demonai glūdi, kurie trukdo, maišo gyvenime ir kažkaip tai neigiamai jūs veikia. Taip pat galim pamatyti ten jūsų karminį kelią ir pamatome visuomet, pas kiekvieną ateinančią sielą, tai pavadinkime, yra skirtinga misija. Vienų misija būna kažkokia labai aukšta, grandiozinė, pas kitus būna žemiškos labiau misijos. Tai būtina sekti savo karminiu keliu, būtina nuo jo nenukrypti, nes, kaip visada sakau, jeigu žmogus tinkamoje vietoje savo karminiam kely, jam visa visata padeda. Atsiranda tinkami žmonės, tinkami įvykiai, finansuotojai, galimybės, visa visata žmogui padeda, jeigu jisai girdi savo sielą ir jisai eina savo karminiu keliu. Jeigu jisai iki 35 metų neiššoka į tą traukinį, po truputėlį aplinka jam pradeda rodyti, kad tu esi ne savo vietoje. Pradeda kišti pagalius į ratus ir prasideda įvairios problemos, pavadinkim, sveikatos problemos, santykių problemos, 3-4 asmenys įsimaišo į santykius, skyrybos, verslo žlugimas, įvairūs pas kiekvieną skirtingi įvykiai atsitinka ir taip visata parodo, kad žmogau, tu esi ne savo karminiam kely ir tu darai ne tą, dėl ko atėjo tavo siela į šitą žemę. Tai vat labai svarbu laiku, jeigu jau peržengėte tą amžiaus ribą, niekada nevėlu, visata ir aukščiausios jėgos mato, jeigu žmogus gilinasi, jeigu žmogus bando keisti gyvenimą, tai tikrai net palaipsniui kažką keičiant, pokyčiai būna kardinalūs ir labai juntami tiek finansuose, tiek asmeninėse santykiuose. Todėl sielos formulė labai įdomus instrumentas, tai yra ne taro kortos, tai yra astrologija ir mes būtent žiūrim planetas, kurios buvo užkoduotos jūsų gimimo dieną, kaip jos jūs veikia ir kaip jūs galite pakeisti savo tą likimą į gerąją pusę. Tai va, labai užsikalbėjau, kiek aš čia, jau 7 minutės kalbu. Gerai, taigi, pasakiau apie nuolaidą visą birželio mėnesį, 50% nuolaidą, kas norite registruokitės, todėl kad vasaros viduryje turėsiu atostogas, todėl tas truputėlį grafikas ir eilė nusitęs. Taigi, gerai, nieko gal jau daugiau nelaukiam, nekalbėsiu daugiau, pradėsim nuo pirmojo varianto. Ne, žinot kaip, pradėsim ne taip. Pradžiai išdėsiu po keletą kortų vyro, draugo, partnerio, nesvarbu, ką šiandien atvedėt į seansą, signifikacija. Kaip čia šokinėja. Gerai, pažiūrim. Paimam 2 kortas signifikacijos pirmam variantui. Taip, 2 kortos antram variantui signifikacijos. Ir 2 kortos trečiam variantui signifikacija. Gerai, tuos variantus atidedam į šoną. Pradėsim nuo pirmojo varianto.
Pirmas variantas, vyrukas yra visiškai poliarinis, taip galiu pasakyti. Šilta, šalta, vieną dieną griaunu, kitą dieną myliu. Čia pasižiūrėkit. Marsas, Venera. Čia gali būti, kad sielos formulėje žmogus turi ir Marsą, ir Venerą. Pas jį yra, galima sakyti, lygiom dalim tiek vyriškų, tiek moteriškų savybių. Vieną dieną jis gali būti labai švelnus, rodyti jum meilę. Gali, ten nežinau, aukso kalnų žadėti, kaip aš tave myliu, kokį mes čia ateitį sukursim ir panašiai. Kitą dieną jisai gali uždaryti duris, tai gal nenorėčiau sakyti išdaužyti indus, bet, gal pas kažką ir taip sugros, pavadinkim, bet jisai gali tiesiog viską griauti, elgtis priešingai, negu prieš tai sakė. Gali būti labai impulsyvus, gali būti ganėtinai iš tikrųjų ir vyriškas, fiziškai sudėtas, tarkim, stambios rankos, aukštas, toks vyriškas, žinot? Nes pirma vis tiek korta labiau Marso eina, antra jau Veneros, bet jisai, suprantat, sakau, tokie poliariniai dalykai, nėra taip, kad jisai būtų ir nejausmingas, nėra taip, kad jisai būtų jau vyrų vyras ir jisai turi to moteriškų savybių, galbūt kartais kaprizų turi, galbūt kartais tos gilumos turi, bet jeigu jisai toks, pavadinkim, sąmoninga asmenybė, jeigu jisai subalansuoja savyje, čia yra labai nuostabu. Čia yra nuostabus vyras, todėl kad mes visi esam sudėti. Vat yin, yang, žinot, balta, juoda, šilta, šalta. Ir kada lygiom dalim būna pa žmogų, ir moteris turi turėti vyriškų savybių, ir vyras turi turėti moteriškų savybių. Ir jeigu tai pliuse pragyvenama, čia yra labai nuostabu. Čia tikrai labai tada subalansuota tokia asmenybė. Bet jeigu minuse jisai pragyvena, tai pas jį gali būti kritimai, tiesiog tokie vieną dieną, žinot, kai nesąmoninga asmenybė, žmogus gali išgerti, vairuoti išgėręs, ten padaryti avariją, viską, su kažkuo tai susimušti, nes Marsas minuse tai yra agresija, tai yra pyktis, tai yra kažkoks jėgos parodimas netgi, toks ar ne. Venera minuse problemos santykiuose, tada atsiranda perdėtas gali būti verksnumas netgi, gali būti perdėtos emocijos, tos netipiškos vyrams, ar ne, tos tokios, tu čia man kažko nedadavai, tu čia man bučiuko nedadavai, tu čia man ten, nežinau, tu ten, suprantat, tos tokios, kas tipiška labiau moterim, čia gali būti minuse, labiau taip jaustis. Ir jo, dažnai jeigu Venera minuse, jinai žemam rodiklyje, tai nėra supratimo partnerystėje, kaip turi būti tie tokie normalūs santykiai. Kažkur nueinama į kraštutinumus. Arba gali būti perdėtas lipšnumas, arba gali būti perdėtas šaltumas. Kažkokie tokie poliariniai dalykai. Bet sakau, čia jeigu minuse, sakau, čia viskas priklauso nuo asmenybės. Ar jisai yra balanse, ar jisai yra jau toks truputėlį kitam levelį, jisai jau truputėlį sąmoningesnis, čia tada labai nuostabu. Čia jeigu Mars su Venera žmogus subalansuoja savyje, čia yra wow, čia yra tikrai geriau nei gerai. Jeigu minuse pragyvena, tai tiesiog galit jausti bangavimo supynės kiekvieną dieną. Vieną dieną griaunu ir kitą dieną myliu. Vieną dieną ten vos ne iki muštynių, kitą dieną taikomės ten su gėlių puokšte, aš tave myliu, ten tu mano iki gyvenimo galo. Žodžiu, suprantat, čia yra tokie poliariniai dalykai. Tai priklauso minuse ar pliuse. Tai manau manau jį atpažinote. Gerai. Dabar pažiūrėjom, filmuoja. Gerai. Pas mane čia kartais būna, žinai.
tokių nesusipratimų su video. Tai. Gerai, pažiūrėkim dabar, išdedam kelias kortas, kokie yra jo norai. Ir tada pažiūrėsim jo realius veiksmus. Ar jie bent truputį sutampa. Taip, dabar kokie jo bus realūs veiksmai. Nu, vat žiūrėkit, jo norai. Pirmas dalykas, iš karto šitą kortą byloja apie didelę seksualinę trauką. Čia jo norai, vat, pirmoji vietoje, vat, seksualinė trauka, artumas, ta vat fizika, tai čia yra ir šalimai sudaužyta širdis, gali būti, kad jisai to negauna iš jūsų, suprantat? Tai vat jo didelis noras, va ta trauka. Ir nulinis arkanas gali byloti kelis dalykus, žinot, arba jisai nori naujos pradžios su jumis, kad viskas prasidėtų nuo švaraus balto lapo, arba jisai nori lengvumo. Galbūt, nu kaip pavyzdys, jis mato jūs labai tokią gal rimtą, gal kažkokias jūs ribas užbrėžėt jam ir jam norėtųsi lengviau, gal santykiuose jam norisi lengvumo. Tai vat jo tie norai, nu papildykim, pažiūrėkim, ką jis norėtų. Nu, va čia žinokit, čia tokia informacija ir norėtų ir šiek tiek lengvumo, galbūt jūs esate labai jam griežta, matote, krenta kardų karalienė, galbūt jūs žiūrite į savo buvusi, galbūt jūs užbrėžėt viskas, sakot, galas, taškas ir arba jūs esate jam buvusi, arba tiesiog esate ganėtinai šalta, apskaičiuojanti ir užbrėžėt labai aiškias ribas. Bet šiaip tai pagal šitas kortas, tai jisai norėtų kažkokio tai atsinaujinimo, galbūt santykių atsinaujinimo, perspektyvų naujų su jumis, galbūt net pagalvoja apie šeimos kūrimą. Jeigu pavyzdžiui, gal kada kalbėjote apie šeimos kūrimą ir panašiai, tai vad žmogus susimąsto. Galbūt jūs jam aiškiai pasakėte, reikia daugiau finansų, pavyzdžiui. Kad kurtumėm šeimą, reikia kažkokio tai pagrindo, stabilumo, nu, bet kažkas tokio, žinokit, gali būti. 5 pentakliai 9, nu, bet arba jūs jam pasakėt, čia taip nepaeis, čia su tavo ten nestabilumu, su tavo, tu ten nieko, nu, gal nesakėt, neuždirbi, bet, nu, kažkaip,
Nu kažkaip, kad kažkas būtų rimčiau, reikia daugiau investuoti pinigų, gal laiko į šeimą, nu kažkokio tai resurso daugiau reikia, jūs galbūt taip užbrėžėt jam. Bet, vat, sakau, jo norai yra tokie dviprasmiai. Vat, ir nori artumo, nori to, labai traukit fiziškai, kaip moteris. Jo, suprantat, jūs jį labai ir traukit kaip moteris ir šiuo metu gali negauti to, suprantat, ir gali ir pykti dėl to, ir, kaip sako, žinot, trumpina galvoj, tai vat gali dabar toks laikotarpis būti. Bet šiaip noras tai toks, vat, sakau, nori ir kažko tai naujo su jumis, galbūt kažką tai kartu sukurti, galbūt šeimą, galbūt naują pradžią, bet ir tuo pat metu nori lengvumo. Tokio, jam atrodo, kad jūs ganėtinai šilta, griežta, bet taip galėčiau sakyti. Jeigu mes kalbam apie jo realius veiksmus, tai jisai pats, žinokit, nu, aš to dar papildysiu, bet čia labiau rodo, netgi, žinokit, aukščiausios jėgos jį paspirs. Jisai pats tai sėdi kažkokiuose, ne tai kad apribojimuose, bet baimėse, kažkaip atrodo sunku, vat, žinot kokia energija? Vat kai atrodo žmogus kažką tai bando daryti, bet jam vis kiša vat pagalius į ratus. Vat atrodo jisai vis kažką daro, nedadaro, gal vis kažkas nesigauna, nusivilia, kažkokių baimių, kažkokių tai vat apribojimų vis atsiranda ir bet čia jau rodo, kad aukščiausios jėgos jam padarys jau truputėlį kažkokius nu jo, vat žinot, čia pirmas variantas bus jau kažkoks tai veiksmas iš vyruko pusės, todėl kad jau net aukščiausios jėgos pavadinkim taip, kažkokias sukurs tokią gyvenimišką situaciją, kad jam teks imtis iniciatyvos, suvyriškėti. Netgi, vat, jeigu trūko jo kažkokio stabilumo, uždarbio, netgi pradės geriau uždirbinėti, galbūt kažkaip įsitvirtins. Nu jo, vat suprantat, čia žmogus galėjo į viską truputėlį lengvabūdiškiau žiūrėt. Jis daugiau tokios atrodo buvo svajonėse nei realybėj. Ir gal mėgėjas buvo vat kažkur linksmai laiką leisti ir panašiai, čia atrodo jį privers susijimti, suvyriškėti. Jo, čia žinokit. Čia jam bus jau tokie sąlygos sukurtos, jau tokia terpė aukščiausių jėgų, va toks atrodo planas, kažkaip jį apribos, kad jisai pradėtų suvokti, kad nu, reikia prisimti atsakomybę, reikia suvyriškėti, būti tuo asmeniu, ant kuriuo gali pasikliauti moteris, vaikai, vat kažkaip suprantat, atrodo jį privers jau. Čia net nerodo jo pačio tiek, jis galbūt ilgą laiką gyveno labai lengvabūdiškai, bet taip galėčiau sakyti. Nes čia jau matau netgi ne jo pačio realius veiksmus, o jau aukščiausios jėgos rodo, nu, sako, jeigu dar nesupratai, tai padarysim tau taip, kad suprastum. Nu, va čia kažkaip taip, žinokit. Gali apriboti finansus, gali vis kažkokie tai, kad žmogus jau pats pradės galvoti, kažką aš darau ne taip,
kažkas čia yra negerai, nes viską, ką darau, arba ten nesiseka, nesigauna. Nu, kad kažkaip, žinokit, pradės visur apribojimus dėti. Užspaudinės jam galimybės. Nu, pavyzdžiui, jeigu jam anksčiau ėjosi lengvai kaip per sviestą, kažką prisidirba, išsisuka. Jeigu kažkur tai kažkokios skolos, kas nors atiduoda, padeda ir panašiai. Jeigu neprisiema atsakomybės, tai kažkaip irgi išsivarto, paskui užglaisto. Nu, vat, sakau, dar jis, kadangi toks poliarinis, turi ir moteriškų, vyriškų tokių savybių, tai jisai galbūt toks yra manipuliantas, galbūt moka. Bet čia rodo, kad atėjo jau laikas suvyriškėt, žinot, tapti tokiu autoritetu, tapti žmogum, kuriuo galima pasikliauti. Tai vat po truputėlį galite net stebėti, nežinau, esate kartu, ne kartu, bet galėsite stebėti, kaip žmogų keičiasi gyvenimas, nes jį privers susijimti. Jo, nu vat suprantat, jį pastatys visur prieš faktą. Atrodo, gali būti vat pasirinkimas jam, ar ne? Jisai padaro netinkamą pasirinkimą ir vat kažkaip bus, vatau, žinosi maždaug galas, vat nežinau net kaip jums tas perduoti energijas ir vėl nusivylimas. Vat padarei netinkam, vat pavyzdžiui, jam bus sprendimas, tą šviesą ar tamsią pusę, vat pasirenka ne tą ir vat tau finansinius nuostolis, vat tau ten kokia nors ten, nu nežinau, kažkas tai ten, nu nesinori žmogui ten linkėti blogo, jokiais būdais. Bet čia aukščiausios jėgos jau rodo, kad vyks aplink jį darbas, nes jisai neprisijima atsakomybės, jisai yra toks, galbūt vat ir ta jo savybė poliarinė tokia mėtytis gali būti ir čia rodo, kad jau bus galas jo va šitiem. Nu, vat, matot, krenta teisingumo korta ir, nu, vat, sakau, kardų tūzas patvirtina, čia jau net daugiau nedėsiu, čia jau, žinokit, čia žmogų, čia nerodo man jo paties tiek realių veiksmų, kad jisai vat paims, suvyriškės, vat pats tampa tokia sąmoninga asmenybė ir vat pats prie to prieina. Čia jį per apribojimus, per kažkokius nuostolius, per kažkokias netektis, jį prives prie sąmoningumo, prie teisingumo, suvokimo, prie to tokio, nes dabar matau, kad jam matyto trūksta. Tai va, nu įdomiai, galvojau, čia truputėlį gal kitaip mums parodys, bet kaip rodo kortas, taip aš jums perdodu. Tai va, tai toks buvo pirmas variantas, labai įdomu. Žinoma, visi, kaip sakau, žmonės yra skirtingi ir ne visada pats žmogus ateina sąmoningumo link. Yra žmonės labiau tokie intuityvesni, jie patys jaučia, žino, o yra, kuriuos reikia per prievartą vesti. Tai vat, čia va tas variantas, pirmas variantas, čia tas, kurie atves per prievartą. Gerai, ačiū labai už pirmą variantą, klausysim, žiūrėjusim, žiūrim, filmuoja čia pas mus, žiūrim antrąjį variantą. Nu ką, nu palaukit, norisi dar trečią kartą išdėt čia šitam. Ar čia gerai išsiprantu? Nu ko aš čia šiandien su tais vyrukais, klausykit. Pirmas variantas toks įdomus ir... Žiūrėkit, antras variantas. Čia žmogus... Vat truputėlį pirmą variantą kažkiek primena, bet, nu, čia truputėlį kitaip, bet irgi 8 taurės ir čia Saturnas. Žinot, kaip žmogus galbūt neprisiema atsakomybės.
Žinot, Merkurijus, 5 pentakliai, čia yra tuščiažodžiavimas. Žinot, daug šneka, mažai daro. Bet nėra kažkokios atsakomybės, neprisijama atsakomybės už savo žodžius, savo veiksmus, galbūt kažkaip vienas sako, kitą daro. Čia pas žmogų labai gali būti 6 lazdos, liūtas ir Jupiteris. Čia žmogus gali būti su labai dideliu ego ir truputėlį trūksta dvasingumo šitam žmogui. Jupiteris minuse, tai čia žinot, kai žmogui labai svarbu materialūs dalykai. Pavyzdžiui, turėti daugiau pinigų, gerą mašiną, ten kokias auksinės grandinėlės apsikarstyti, parodyti, vat, koks aš esu ten toks ir šioks. Ir vat, čia galimas variantas, antras variantas, čia toks jaučiasi noras pasirodyti, daugiau kalbėti, bet nėra tai nuo realios vat, atsakomybės, nuo realių vat, tokių kažkokių pareigų, įsipareigojimų žmogus išeina. Stoka truputėlį gali būti dvasingumo, žmogus gali netgi šnekėti, bet aš tą turiu, aną turiu, o iš tikrųjų nėra. Iš tikrųjų 5 pentakliai čia yra, jeigu kalbam ir apie piniginę, tai gali būti nedidelės pajamos, nedidelis uždarbis, daugiau kalbų negu yra iš tikrųjų. Ir taip pat kartu gali būti ir dvasinės, toks truputėlį jaustis tuštumas. Pavyzdžiui, su žmogum galbūt nelabai pakalbėsite kažkokiom tokiom dvasingesniam temom. Jaučiasi tokia truputėlį tuštuma, žinokit. Čia labai jaučiasi, jisai toks greičiausiai, grinai toksai įsižeminęs, žinot, vat, baziniai poreikiai. Žmogui galbūt reikia, vat sakau, kokių gražių rūbų, mašinų, kažkokių tai vat, kūniškų malonumų. Liežuvis gali būti, matot, Merkurijus, pavyzdžiui, minuse, gali būti pas žmogų nesusiriša liežuvis su smegenim. Vat viena galvoja, kita šneka. Ką šneka, galvoja kitą ir gali kažką tai sakyti, prižadėti, o galvoti visai ką kitą. Bet čia kažkas tokio, žinokit. Sakau, liūtas minus, jisai gali būti su dideliu ego. Ta prasme, aš pasakiau ir taškas, tokia diktatūra, žinot, vat mano nuomonė turi būti paskutinė ir jeigu tu čia nesutinki su mano nuomonė, tai jau čia žodžiu viskas. Tu čia man priešas. Aš čia aišku perkeltinė prasme, taip gal jums nepasakys, tu čia mano priešas, bet jūs tai galite pajausti, kad iškart pasišiaušia, piestų plaukai ir kaip tu čia nesutinki su manim, aš čia esu teisus, vat, kažkokia va tokia, žinokit, energija. Gerai. Manau, atpažinote vyruką. Pažiūrim, kokie yra jo norai, fantazijos. Ir pažiūrim, kokie bus realūs veiksmai. Oi. Vat aš sakiau, kad čia yra didelis ego, suprantat, krenta imperatorius. Pažiūrėkit, jūs pažiūrėkit, gal atpažinsit. Pažiūrėkit, koks palaukit, ar jums čia sufokusuos? Koks pasipūtęs katinas su karūna ant galvos. Čia, žinokit, antrą variantą žmogus su labai dideliu ego.
Bet aš pasakiau ir viskas, taip turi būti. Nesvarbu, kiek tam žmogui metų, jis ten gali būti jam ir 18, ir 70, jisai nori, kad, žinot kaip, pasaulio bamba, kad maždaug būtų taip, kaip jisai nori. Kad moteris prie jo prisitaikytų, kad aplinka prie jo prisitaikytų, kad ten ir darbdavys prie jo prisitaikytų. Nu, vat, čia yra nepradirbtas didžiulis ego. Jeigu kažkas ne pagal jį, žmogus iškart gali užsidaryti. Vat jeigu jūs nesutinkat su jo nuomonė, jisai vat iškart gali užsidaryti. Tai vat jeigu mes kalbam apie jo norus, tai jo norai yra, jeigu mes kalbam, ta prasme, apie jūs konkrečiai, tai kad jūs konkrečiai, čia galėčiau taip ne tik, kad pasakyti, vykdytumėt jo, ta prasme, ne įsakymus, bet, kad galbūt būtumėt nuolankesnė ir labiau prie jo prisitaikytumėt. Aš to dar papildysiu, bet čia labai jaučiasi šitam žmogui, čia valdingas žmogus, žinokit, čia valdingas žmogus ir jam norisi, kad vat eina tokia frazė, jam tarnautų, žinot? Čia gal taip grubiai pasakyta tarnautų, bet čia labai ryškiai jaučiasi didžiulis ego. Pažiūrim, kokie tavo norai žiūrinčiosios pusės atžvilgiu. Vat žiūrėkit, vat aš sakiau, jisai, vat jeigu gerai klausėt signifikaciją, sakiau, gali būti Jupiteris minuse, kai nėra truputėlį to dvasingumo ir gali būti nuėjimas į materiją, vat gerų rūbų, gerų mašinų ir panašiai. Jo norai yra labai, vat, aš net negaliu pasakyti, kad jie yra glaudžiai susiję su jumis. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite kažką bendrą turtą, pinigų, sandorių, verslą ir panašiai, tai jo norai dar daugiau turėti, dar daugiau kažkaip išplėtoti. Jeigu jūs nieko tokio bendro neturit, tai jisai kažkaip susikoncentravęs, vat pas jį ties pinigais viskas. Jam mažai, jam reikia dar ir jo norai turėti daugiau. Aišku, aš nesakau, kad tai yra blogai, tai yra kaip ir gerai, nes vyrai turi uždirbinėti pakankamai, kad, bet primenu, kaip mes žiūrėjom pas jį, jeigu Merkurijus minuse gali būti liežuvis nesurištas realiai su smegenim, su faktais, jisai gali daugiau šnekėti nei daryti. Jisai gali jums čia prikurti, va čia tokį verslą padarysiu, čia turėsiu pinigų, čia va, suprantat. Ir negaliu, žinokit, va antram variante pasakyti, kad tuose planuose labai esate jūs. Čia man neišeina vat kaip persona, jis rodo save, imperatorių, žinot, ir man nerodo tokių jausminių kortų, kad aš galėčiau pasakyti, vat labai jūs esate jo planuose prisekta, pavadinkim. Pas jį kažkokia noras užvaldyti pasaulį. Aš nežinau, galbūt, žinot, mes žiūrim čia ir dabar situaciją. Tai žinot, kaip gali būti. Tiesiog galbūt žmogus yra labai susikoncentravęs ties darbais, ties uždarbiu ir taip gali būti. Galbūt jam jausminė meilės sritis dabar yra tabu ir jam gal tai labiau trukdo. Irgi taip gali būti, čia yra bendras kortų skaitimas ir reikia adekvačiai vertinti. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs ilgą laiką kartu ir jaučiate iš žmogaus kažkokį tai atšiaurumą, diktatūrą, tai žinokit, vat tie tokie kažkokie jo noruose net nėra jūsų labai. Jo noruose yra gerai gyventi, kad visi jo klausytų. Čia dar yra tokia tikimybė, kad žmogus užima aukštas pareigas.
irgi yra tikimybė. Tai vat šitie žmonės struktūruoti, jie, nu, mažiau gal tokie jausminiai ir galbūt ten kokie tokie international, pavadinkim, projektai, gal ne tik ten Lietuvoje, bet gal ten kažkur kažkokiais didesniais maštabais, pavadinkim, nu, ta prasme, gal kažkokie globalūs planai pas jį, galbūt projektai globalūs ir pas jį nėra laiko, nėra vat tiem meilės reikalam ir taip gali būti. Nes jisai susikoncentravęs ties uždarbiu, ties pinigais, daugiau turėti, geresnių daiktų, pinigų, nu jisai vat pas jį vat tokios mintys, žinokit, gerai gyventi ir kad jo klausytų, nes čia jaučiasi, žinokit, diktatūra. Jeigu jisai yra struktūra, jeigu jisai užima aukštas pareigas ir, nu galbūt taip ir reikia, kad jo klausytų, gal prisibijotų, nu taip jau sudėtas tas pasaulis, ar ne? Vieni užima vienas pareigas, kiti kitas, tai vat sakau, nu kadangi tai yra bendras kortų skaitimas, mes taip plačiai jau nesiplėsime, tai bet manau, supratot. Jūs turite pajausti, ar tai jūsų ar ne jūsų variantas. Gerai, pažiūrim jo realius dabar, kas yra, nu, ta prasme, kas veiksmuose nusimato. Nu, bet žinokit, šiaip tai, musė kokia įkyri. Bet šiaip, jeigu taip bendrai paėmus, tai vat jo realūs va tokie veiksmai, tai sukoncentruoti ties stabilumu, sukaupimu vėlgi pinigų ir šeimos kūrimu. Labai rimtos tokios stabilios kortos, žinokit, galėčiau sakyti, kad, nu žiūrėkit, galbūt iš tikrųjų, taip gal, nu, jeigu iš tikrųjų žmogus struktūruotas, jeigu užima aukštas pareigas, jam galbūt tiesiog nėra laiko kažkur į savo dienotvarkę, į planus įkišti jūs, pavadinkim taip, ar ne, ten meilės reikalam planam. Jisai kažkur pasąmonėje turi viziją, šeima, 4 sienos, namai, namas, ten kažkoks, nežinau, pas kiekvieną savo, ten gal ūkis, uždarbis, pinigai ir jo vizijoje ten va šeimoje gal ir esate, bet kaip noro tokio nėra. Gal jūs jau daug metų kartu ir jam tai yra įprasta ir tiesiog, nu, nėra kažkokių svajonių ten tokių papildomų apie jūs. Nes šiaip tai, žinokit, realūs veiksmai, tai vat, jeigu turite jau šeimą su juo sukūrusi, tai vat šeima, uždarbis, 4 sienos, stabilumas, geras va toks gyvenimas, sukaupti, pakankamai turėti. Bet priminsiu, čia yra labai materialistas žmogus. Čia be proto bus toks apskaičiuojantis, kartais toks šaltakraujis, viską apskaičiuos, pažiūrės, paskaičiuos, apsimoka, neapsimoka. Nu, jum gali trūkti iš to žmogaus, pavyzdžiui, švelnumo, gali trūkti jausmų kažkokių, tai ten gal dėmesio netgi. Nu, va toks gali būti, nu, reikia šeimos, nu gerai, turėsim tą šeimą, nu reikia namo, turėsim tą namą. Bet jeigu jums reikia pasikalbėti gilesniam temom, jeigu jums reikia gėlių, dėmesio, ten kažkokių staigmenėlių, nu, va, čia, žinokit, vargu ar sulauksit iš to žmogaus. Nu, čia vėlgi priklausomai, ar jūs ilgai pažįstami, neilgai, galbūt turite, neturite šeimą, bet planuose, jo noruose, jūsų kaip ir nėra, jo norai yra sukoncentruoti ties uždarbiu ir pinigais. Bet jeigu mes kalbam apie veiksmus, tai veiksmuose pas jį yra vat, šeima, tai šeima, uždarbis, vat, stabilumas, 4 sienos. Jisai yra labai jaučiasi struktūruotas, žinokit. Pas jį labai kažkokios va tokia energija, va skaitau kortas ir jam tokiam žmogui galbūt net sunku pasakyti žodį myliu. Jam galbūt sunku kažkaip parodyti jausmus.
Jis galbūt, sakau, vat, gal koks valstybei struktūrai kokioj dirba, gal kažkokiuose tokiuose instancijose, kur ten nelabai apie jausmus, žinot. Galbūt tokioj šeimoje užaugo, kur visi ten tokie struktūruoti, žinot. Čia ne meniškos sielos žmogus, vat, ta prasme, čia ne apie išskridusią sielą tokia meniška, čia yra struktūra, žinokit. Filmuoja, gerai. Nu ką, gerai, tada labai neužsiplėpu, dar vieną kortą pažiūriu prie veiksmų. Nu, žinokit, čia, žinokit, dar yra kažkokios tai pasąmonės baimės, truputėlį. Žinot, kokia energija? Toks jausmas, šitas žmogus bijo prarasti kontrolę. Jis yra kontroliuojantis žmogus ir jisai bijo, kad jausmai paims viršų. Va taip. Šiaip planuose jisai, neplanuose, veiksmuose tiksliau, jisai nori visko ir šeimos kaip ir pas jį yra tas toks, numatytas kaip ir veiksmas, kad taip bus pinigai, bus namas, ten tas, anas, šeima, bet pasąmonėje glūdi baimė. Baimė, kad pavyzdžiui jausmai paims viršų ir aš čia prarasiu kontrolę ties savim, galbūt ties savo darbu. Čia, žinokit, pa žmogų dar, ir ant kaladės dugno imperatorienė, kad moteris paims viršų, kad jausmai paims viršų, kad jisai pas jį yra baimė pasirodyti silpnu, kad jisai galbūt darbe kažkur tai yra toks struktūruotas, rimtas, o bijo parodyti tos jausmus, kad jisai toks gali būti iš tikrųjų. Čia irgi, žinokit, visi mes žmonės, ar ne? Tai baimė, kad pasirodys kažkoks silpnesnis, parodys jausmus. Tai va, gerai, ačiū labai už antrą variantą. Manau, tikrai atpažinot savąjį, nes čia tai toks tikrai savotiškas variantas. Ne kiekvienas vyras toks būna ir ne kiekvienas gali toks būti struktūruotas. Taip, nu ką, pereinam prie trečiojo varianto, paskutinio, žiūrim. Koks signifikacija. Čia, žinokit, kaip tai vardinti, palaukit, aš pasitikslinsiu, ar aš gerai galvoju. Pas jį kažkaip šiam momentui, žinokit, jausmai ima viršų, galbūt jisai jaučiasi, kad jūs jam sudaužėt širdį, kad jūs jį skaudinot, kad jūs jį kažkaip užgavot. Palaukit, o čia... Trečias variantas, kaip gali būti. Kažkuris tai iš jūsų gali būti, pavyzdžiui, su antspaudu. Ta prasme, jūs esate užimti žmonės galbūt, arba jūs, arba jisai, kažkoks įstatymas jūs skiria. Jam dėl to skauda širdį. Yra jausmai ima viršų. Čia labiau, žinokit, rodo net ne jo signifikacija, o čia rodo dabartinę situaciją. Bet trečias variantas jaučiasi taip, norėjo išsilieti, išsipasakoti. Skauda širdį, skauda sielą, kažkaip gali būti, matot, dvi durys, dvi lazdos, pasirinkimas. Pas jį gali būti galbūt pasirinkimas, pas jūs gali būti pasirinkimas. Žiūrint į perspektyvas, jūs skiria kažkoks įstatymas, dokumentas, kad kažkaip galbūt negalite būti kartu, kad
bent jau kol kas rodo, kad kol kas tai yra neteisėta, nesąžininga ir panašiai. Gerai, parodyk, ar tu parodysi apie save nors kažką. Nu, bet žinokite, apie save, galėčiau pasakyti, kad žmogus yra labai intuityvus, bet čia labiau, žinokit, net man eina energija, bet sakau, žmogus apie save nekalba, bet suprantat, ant 2 durų man krenta pasirinkimo aukščiausios žinios korta. Tai dažnai yra slapti santykiai, slapti jausmai, kažkas tokio, ko negalima parodyti viešai, vat kažkaip taip, žinokit. Ir jam dabar dėl to labai skauda širdį. Jam labai ta situacija neramina ir čia net žmogus toks jausmas nenori savęs apibūdinti. Nu, vat sunkumas, suprantat, vat, gerai, tebūnie, 3 variantas jau, kaip man sako, 9 lazdos, vat suprantat, sunku, apribojimai, kažkokie sunkumai, vat, jis net žmogus apie save nekalba, jis kalba apie situaciją, vat kas tarp jūsų dabar. Stengiasi mažiau galvoti, stengiasi į darbą labiau pasinerti ir į uždarbį galbūt, į kažkokius darbinius reikalus. Gerai, paskutinę kortą parodysi apie save kažką. Ir apie save nieko, bet žinokit, atstumas. Gali jūs skirti atstumas, galbūt, vat sakau. 3 variantas, čia aiškiai žmonės, čia tikrai ne, kaip čia pasakyti, ne šeimininė korta, čia nėra tie žmonės, kurie daug metų kartu gyvena, čia nėra tie žmonės, kurie kažkokią bendrą buitį veda, čia jūs gali skirti atstumas, vienas apie kitą svajonės, fantazijos, čia gali būti kažkokios neįgyvendinti norai, lūkesčiai, santykiai slapti, tai ko negalima parodyti, galbūt viešai, va tokie, žinot, sudaužyta širdis ir sunkumas ir ant širdies ir sielai, va tokia situacija. Čia net žmogus, žinokit, savęs nelabai nori apibūdinti šiandien. Tai žinokit ir netrauksiu, kaip sakant, jeigu nenori, tai nenori. Manau, savo situaciją atpažinot, jeigu tai jūsų, tai paklausykit, jeigu ne jūsų, tai galbūt kitą variantą pasirinkit. Na gerai, žiūrim. Jo norai. Kažkaip tos 2 variantus užvertus, o va šitą kažkaip norėjosi iš karto ativersti, nežinau kodėl. Jo norai, žinokit, dar vieną kortą. O va šitas žmogus nori transformacijų, nors kad galbūt tai banaliai skambės jau tas žodis transformacijos, bet jisai nori transformacijų būtent perspektyvai su jumis. Čia krenta pentaklinė karalienė, tai aiškiai, didelė tikimybė, kad jūs esate užimta. Ir jisai nori, nors, tai pavadinkim, krislelio, nors truputėlį kažkokio tai, kaip čia pasakyti, vilties, kad jūs, pavyzdžiui, būsite kartu, kad galbūt kažkas bendro gausis, suprantat, čia pas žmogų norose viltis, jisai vylėsi, kad galbūt kartu sėdėsite prie bendro stalo, kartu kartu švęsite kažkokias šeimos šventes, galbūt kažkaip sutiksite kartu ten, žinot, kalėdas, ten Velykos, kažkas tokio, suprantat, čia jisai ieško, už ko užsikabinti, kažkokią vilties, šviesos žybsnio, kad įvyks kažkoks perversmas, kad kažkas pasikeis, įvyks kažkokia transformacija ir jūs galėsite būti kartu. Čia va taip, žinokit, dar vieną kortą.
kokie tavo norai. Nu, vat suprantat, Mėnulio korta. Čia labai didelis ir pas jūs mentalinis kanalas, ir jūs apie jį galite te galvoti, ir jisai apie jūs gali galvoti. Ir tas toks ryšys, suprantat, ypatingai gal naktimis gali būti. Čia labai labai pa žmogų daug minčių. Suprantat, jisai, čia jo norai yra vilties, kad perspektyvoje jūs būsite jo pentaklinė karalienė, kad jūs būsite jo žmona, jo šeima, kažkokia tai, galbūt, kad būsite, jeigu jums amžius aktualus, kad būsite nėščia, kad, vat, suprantat, pažiūrėkit, vat, vaikiška lavelė ir šitoj kaladėj, nors čia Santa Marta mirties korta, bet lygiai taip pat transformacijų korta, kad galbūt pas jūs kažkas gims, santykiai, gal vaiko gimimas ir panašiai. Nu, vat kažkaip taip, žinokit, čia labai tokios vat emocionalios kortos, iš tikrųjų jaučiasi net man energetiškai, kad žmogus ieško to atsakymo kažkur, ar realu, ar mes būsim kartu, bet kažkaip taip, žinokit. Nu gerai, pažiūrim jo veiksmus realius, ar bus iš jo pusės kažkokie realūs veiksmai, nes tokia širdgėla jaučiasi, žinokit, net jeigu atvirai, tai fiziniam kūne pradėjau jausti, kaip man pradeda durti širdį, suprantat, galbūt ir jūs taip jaučiatės, bet ir man pradėjo net gelti, suprantat, atrodo, tai kažkoks diskomfortas atsirado širdies plote. Gerai, realūs veiksmai. Nu, žinokit, kol kas veiksmo nematau. Ateityje bus, kai matyt jį praraus bus. Kol kas, žinokit, iliuzijos, fantazijos, kol kas, tokia, pavadinkim, sudaužyta širdis, jisai jaučiasi kažkaip beviltiška gal situacija, kol kas galbūt negali kažko tai pakeisti, padaryti, kol kas galbūt net apgalvoja įvykių eigą, bet ateityje bus veiksmai. Tikrai bus? Nu, matot, apribojimai, sako, yra apribojimai, vėl Justice, nu, pažiūrėkit, ar atsimenat, aš jums rodžiau, Justice korta teisingumo, ir vėl ta pati korta, nu, yra apribojimai, yra kažkoks gal antspaudas, gal dokumentacija, mes kol kas negalim būti, bet ateityje bus kažkokie veiksmai. Sako, kol kas tai būtų apgaulė, kol kas tai būtų nesažininga, suprantat? Bet mago korta, jinai byloja apie tai, kad, palaukit sekundėlę, čia man jau laikas po truputėlį baigėsi, žinokit, bus ateityje veiksmas, bet kol kas reikės dar laukti, žinokit, dar reikės laukti. Nu, matot, vėl,